Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, klausytojai, draugai ir nedraugai. Noriu trumpai pakomentuoti vieną šiandienos aktualiją. O būtent, kaip matysit čia iš antraštės, Dovilė Šakalienė nori branduolinio ginklo. Ką darys Lietuva? Tai galbūt dalis jūsų žinot, jei nežinot, tai sužinosit, kad praeitą savaitę krašto apsaugos ministrė pareiškė, kad mums Lietuvoje yra reikalinga diskusija dėl konstitucijos pataisų. Konstitucijos pataisų tam, kad čia Lietuvos Respublikos teritorijai galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai va, čia trumpai apie šitai ir norėčiau pakalbėti. Tai visų pirma, kontekstas. Turim jau 3 metus besitęsiantį karą Ukrainoje, kuris akivaizdžiai vyksta ne taip, kaip to norėtų vakarai, tiek Briuselis, tiek Vašingtonas, ir atitinkamas kai kurių Europos lyderių reakcijas. Antai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pradėjo viešai kalbėti, kad Prancūzija gali, suprantate, Europai suteikti branduolinį skėtį. Tai yra savo turimus branduolinius ginklus pasidalinti su to pageidausiančiam Europos Sąjungos šalim. Tuo pačiu ir Lenkai nerimsta, netyli ir kalba apie savo pageidavimą Lenkijoje dislokuoti amerikonų branduolinę ginkluotę. Čia galim sakyti būtų toks veidrodinis atsakas į Baltarusiją, kurioje jau kuris laikas stovi rusiška branduolinė ginkluotė. Bet ką ten bedarytų Lenkai, čia ir dabar kalbam apie Lietuvą. Tai mūsų Lietuvoje, mūsų gerovės valstybės kabutėse valdžia, reaguodama į Macrono siūlymą, pradėjo, taip sakant, diskusiją. Kągi daryt mums, kai rusas vis puola, neužpuola, kad jį atgrasytume. Ir kadangi vis branginamų kainų tiek maisto, tiek energetikos jiem negana, kadangi vis didinamo kariuomenės biudžeto jiem negana, kalba jie ir apie tai, kad galbūt mums reikia pasinaudoti Macrono pasiūlymu. Ryšium su kuo Dovilė Šakalienė iškėlė minėtąją problemą dėl konstitucijos. O problema tai yra ta, kad 137 straipsnis 92 metų Lietuvos Respublikos konstitucijos juodo ant balto nurodo, kad Lietuvoje negali būti tiek užsienio valstybių karinių bazių, tiek ir masinio naikinimo ginklų. Ir kai dėl užsienio bazių, kurios faktiškai pas mus egzistuoja, tai kažkur prieš 10 metų, vadovaujant Dainiui Žalimui, Konstitucinis teismas sugebėjo, liaudiškai šnekant, išsivartyti, kad atseit pas mus yra tik NATO bazės, tai yra alijanso bazės, o ne konkrečios valstybės bazės. Todėl nepaisant to, kad čia yra dislokuojami užsienio šalių kariai, amerikonai, vokiečiai, visokie kitokie, tai čia atseit nepažeidžia mūsų konstitucijos. Bet kai kalba eina jau apie masinio naikinimo, būtent branduolinius ginklus, tai taip lengvai tu čia neišsisuksi. Todėl Šakalienė ir sako, reik diskusijos dėl konstitucijos pataisų. Va. Ir šitai girdint įdomu, kaip į tai žiūri
plačiau visuomenė. Tai Landsberginis nacionalinis transliuotojas LRT jau priduoda gan aišku toną. Galėsit štai matyti, montuosiu antraštę. Arkadijaus Vinokuro straipsnis. Lietuvai reikia branduolinio ginklo. Nuorodą jį čia įdėsim laidos aprašymę, jeigu įdomu galėsit paskaityti. Tai žmogelis argumentuodamas baisiąją, taip vadinamą Rusijos grėsmę, reikalauja čia pas mus tojo branduolinio ginklo. Tuo tarpu, jeigu pažiūrėsim į prezidentūrą, į pirmąjį asmenį, į mūsų gerovės valstybės kūrėją ir iniciatorių Gitaną Nausėdą, tai laikysena kiek nuosaikesnė. Nausėda štai sako, kad jokios būtinybės tokiai diskusijai bent šiai dienai jis nemato. Tai tokie yra faktai. Bet kaip mums tuos faktus interpretuoti? Lietuviškai šnekant, kaip mums juos aiškinti, kaip mums juos suprasti. Bus tas branduolinis ginklas ar nebus, man sunku pasakyti. Bet aišku yra kaip diena, kad žymi dalis Lietuvos politinio, taip vadinamo elito, norėtų šitą įgyvendinti. Be abejo, jie tai norėtų įgyvendinti patys turėdami atsitraukimo į vakarus kelius. Ir ar jie realiai mano taip pat baidysia Rusiją, ar kažkokiu kitų įsivaizdavimų turi, čia paliksiu atvirų klausimų. Aš tik pasakysiu tiek, kad mano kukliu požiūriu, ir pabrėžiu kukliu, todėl kad nei aš dirbu toj srity, nei jo labiau prieinu prie kokios, taip sakant, konfidencialios įslaptintos informacijos. Tai mano kukliu požiūriu, jeigu Lietuva bandytų kažką panašaus įgyvendinti, tai ji ne tik neatbaidytų rusų, bet greičiausiai prisišauktų čia rusų kariuomenę. Prisišauktų, taip sakant, rusų prevencinį smūgį. Pagalvokim, Ukrainai kas vyksta. Tai, kas vyksta Ukrainai, nėra, kaip sakoma, neišprovokuotas konfliktas. Tai kaip tik ilgai ir nuobodžiai provokuotas konfliktas. Tai sakant, neidealizuoju nei vienos, nei kitos pusės. Jis provokuotas ilgai ir nuobodžiai. Pradedant Maidano perversmu, Donbaso civilių gyventojų skerdynėmis ir baigiant Ukrainos, Kijevo režimo ketinimais ant Rusijos pasienio dislokuoti vakarietiškas raketų sistemas. Ir rusai šito netoleravo. Nors apie branduolinį ginklą tada Ukrainoje nebuvo nei kalbos. Tai jeigu rusai netoleravo šitokių bajerių, tai kodėlgi jie turėtų toleruoti daug didesnį išsidirbinėjimą, pasakysiu tiesiai, nevyniodama žodžio vaton. Iš šitos mažutės lietuvėlės, kuri karinio potencialo prasme negali pasilyginti nei su Ukraina, nei su ta anksčiau minėtąją Lenkiją. Dėl banalių savo demografinių ir teritorinių gabaritų aplinkybės. Tai va, mūsų ta valdžia, manau, kad rizikuoja tokiom štai pasekmėm. Kodėl jie tai daro? Tai tiesiog numesiu užuominą. Jie tai daro todėl, kad jie ne tik neatstovauja Lietuvos, ten liaudės, darbo žmonių ar panašiai interesų. Jie net nežiūri, kad ir siauriausia, paprasčiausia prasme to, kas vadinama nacionaliniu interesu. Jie tiesiog bando pralaviruoti tarp Vašingtono ir Briuselio užmačių. Kitaip tariant, jie kaip šuniukas toks mažas, agresyvus, garsiai lojantis, bando įsiteikti
savo šeimininkam. Nu, ir tie šeimininkai, kaip turėjom įsitikinti, jeigu prieš tai neįsitikinom, iš paskutinio mėnesio, pusantro mėnesio įvykio, tai tie šeimininkai, ypač kalbant apie JAV, apie Trumpą ir ko, jie kaip gangsteriai, kaip tikriausiai kriminalinio pasaulio autoritetai, jie dalyjasi pasaulį, jie dalyjasi įtakos zonomis su tais pačiais rusais. Ir vykstant šiom dalybom, kenčia ir kentės tikrai ne tie didieji lyderiai, gelbėtojai ir geradėjai tarimi. Kenčia ir kentės paprasta liaudis, paprasti darbo žmonės, kaip absoliutinė dauguma, kurie žiūri ir klauso šių laidų. Aišku, apie tas peripetijas, pasaulio ten dalybų, geopolitinių, ekonominių perversmų ir to, kokios tikėtinos to ilgalaikės pasiekmes, tai čia nekalbėsim, nes tai jau būtų ir tai yra temos atskiroms laidoms. Dabar tiesiog užfiksuojam patį faktą. Šakalienė nori branduolinio ginklo čia, Nausėda atrodo taip. Spiriojasi, ir kai klausiam, ką darys Lietuva, tai labai liūdna, kad keliančiai klausimą iš karto ateina į galvą tik tai tie visi politikieriai ir jų partijėlis. Bet labai norėtųsi, kad kiltų klausimas, o ką darys liaudis? Ką darys tauta? Ar mes leisim tiesiog jiem toliau spręsti mūsų likimą už mus? Idealiai tai čia reikėtų plataus antikarinio judėjimo. Gal kažko panašaus, kaip buvo 68 metais JAV ir aplamai vakarų pasaulyje, protestuojant prieš Vietnamo karą. Kas be kita ko ir priartino tos nusikalstamos vakarų agresijos pabaigą. Bet ar mums užteks jėgų fizinių ir ypač protinių, moralinių? Ar mums užteks drąsos, iniciatyvos tokiem veiksmam, kad ir susirinkt ne 10, ne 50, ne 100, o 1000. Tūkstančiam žmonių tokiu klausimu prie Seimo ir pasakyti, mes nenorim jūsų bazių, mes nenorim jūsų poligonų, mes nenorim jūsų visų šitų radarom, mes nenorim kariauti ir būti patrankų mėsa. Deja, čia yra mano ir kitų mane panašių piliečių, atskalūnų vienokių ar kitokių, drambliuko svajonės. Nes nieko panašaus deja, bet nematau, kad pas mus formuotųsi. Taip, ką darys Lietuva? Palikim tai atvirų klausimų. Mes bent jau, tie, kurie laikomės antikarinės pozicijos, kurie pasakom už taiką, už neutralitetą, bent jau leiskim suprast, kad mes egzistuojam ir kad būsim kaip paveiksliukė čia, kurį montuosiu žmogus, atsisakęs ziguot kartu su fašistuojančia minė. Tai, bent jau mes pasakykim šitam ne, kad mums nereikia tų branduolinių ginklų ir mums nereikia jūsų tariamo saugumo garantijų. Tai tokios gal kiek chaotiškai pateiktos, bet mano mintis. Kai turit ką pasakyti nuo savęs, tai prašom rašykite komentaruose. Ir tai pasakius kaip visuomet. Padėkosiu tiem, kas remia, tiem, kas dalinasi. Jeigu jums patinka, jeigu manot, kad šito kanalo veikla yra naudinga, reikalinga, tai dėkit nykščius į viršų, dalinkitės, platinkit šitą medžiagą. Jeigu jums labai patinka, tai paremkite finansiškai arba čia nurodomais banko rekvizitais arba patreon.com platformoje. Ir aišku,
jei turit asmeniškai man ką pasakyti, ar jei norit bendradarbiauti, rašyti straipsnius, ar galbūt kurti laidas, ar siūlyti laidom medžiagą, nu, žodžiu, bet kas ateina jums į galvą, tai rašykite čia nurodomu pašto adresu, nu ir taip pat lankykitės mūsų portale tiesos.org. Taigi, pasakęs šitą litaniją, atsisveikinu su jumis iki kitų laidų. Ačiū, kad žiūrėjot ir būkit sveiki.